Tiesa yra tai, kad mes vyrai labiau už viską mylime laisvę ir krepšinį. Moterys, jų aš iki šiol nesuprantu. Bet vieną žinau tiksliai, be jų gyventi mes negalime. Kaip ir be tų akimirkų, kai jų nėra. Užsisakyk Baltikum skaitmeninę tik už pusę kainos. Ir žiūrėk tai, kas tau svarbiausia. Skaitmeninės TV įrangą pasiūlysime tik už 1 litą. Baltikum skaitmeninė. Pramogos tikriems vyrams. Aš jau pasirinkau. O tu? Pagaliau prisikasėme iki vasaros, kuri mūsų užklupo netikėtai. Sveiki, čia Reidas ir jo herojų išmintis. Užmigęs vairuotojas važinėjosi burokų laukais, avariją ant tilto sukėlė žinutę telefonu rašęs vairuotojas, Kvietrugose prie Daukšaičių sudužo girto jaunuolio pilotuojama Fiesta. Visą tai netrukus Baltikum televizijos laidoje Reidas. Nu ką padarysi? Kaip man reikėjo važiuoti? Vieną gražią dieną Klaipėdos rajono policijos komisariatas gavo keistą pranešimą, kad magistralėje nuo kelio nuvažiavo automobilis, išvartė tvoras ir važinėja savo po laukus girtas ekipažas. Netrukus įvykio vietą prie Vėžiečio atvyko policijos ekipažas, pagal vėžes likusias ant asfalto rado vietą, kur automobilio nuvažiuota nuo kelio, ten pat aptikta išversta tvora, o pats automobilis pastebėtas toli laukose. Nubridę iki automobilio Volkswagen Vento pareigūnai rado 3 išsigandusius žmonės – vairuotoją, jo pačią ir anūkę. 73 metų Vincas paklausas, kaip čia šitai pavairuota, prisipažino, kad užmigo. Moteris buvusios automobilyje jį bandė žadinti, bet tas pabudo kiek vėliau. Prislūdo? Visą gerą. Nu nieko savo. Nu ką padaryti. Palaukite, jūs važiavote antrą magistralės juostą, taip? Jo. Ten kažkur jūs pradėjo mėtyti, matau, antrojo juostoje kelkraštyje, taip? Jo, man pažadino aš iš karto. A jūs ponę pažadino? Jo. Ir ką jūs iškart padarėt ant stabdžių? Iš karto nestabdžių, pastukau vairą iš gumą pradėjo mėtyti ant stabdžių. Ir man todėl neapsiverčiau. Vairuotojas buvo blaivus, jo pati sakė, kad tądien anksti kėlė, važiavo į Šilalę tvarkyti žemės dokumento, važiuojant atgalios vairuotoją ir suėmės naudulys. Klaipėdiečiui Vincui surašytas protokolas už eismo įvykį, per kurį apgadinta apsauginė tvora nuo gyvūnų. Anksčiau žmogus pažeidimų nėra turėjęs ir pats kraipė galvą, kad labai gerai viskas baigėsi. Nuo kelio nuvažiuota toje vietoje, kur nebėra medžių. Vieną dieną Klaipėdos kelių policijos biuro pareigūnai gavo pranešimą, kad Lydeikio gatvėje ant viaduko virš geležinkelio bėgių automobilis atsimušė į stulpą, stulpas krito ir užvirto ant pravažiuojančio automobilio. 22 metų automobilio Honda vairuotojas Tautvydas, džiaugdamasis, kad jo praktika Klaipėdos valstybinėje kolegijoje buvo įvertinta aukščiausių balų 10, nutarė gerai pradėtą rytą pratęsti treniruodamasis pajūryje, tačiau per tuos mobiliosius telefonus pateko į bėdą. Tiesiog važiavau prie jūros, žvilgtelėjau į telefoną skambutį ir žiūriu ženklas priekį. Ant tos salelės sušokate, taip? O po to, kas įvyksta? Po to, tiesiog aš nuvažiavau priekį, sustojau ir tiesiog ženklas nulėkęs kliudė kitą mašiną. O ta prasme, viskas tuo pačiu metu įvyko? Jo. O tu matei, kad ta ženklas, jo? Ai, nematei? Iš netikėtumo Hondos vairuotojas sustojo tik už 300 metrų nuo avarijos vietos ir jis nežinojo, kad virsdamas kelio ženklas apgadino priešingą eismo juostą nuo jūros važiavusi automobilį Mercedes-Benz ML. Virsdamas ženklas apgadino šio variklio antvažą, groteles, sugadintas galinio vaizdo veidrodis. 3 žmonių ekipažas, vairuotoja, jos mama ir 1,5 metų mergaitė per avariją nenukentėjo, pasakojo mažosios keleivės močiutė. Jisai negalvojo, žinokit, kad ženklas užkliuvo už jūsų. Smūgį gavo ir nežino. Ne, jisai žino, kad nuvertė stulpelį. Ai, kad mums kliuvo. Kad jums kliuvo, jisai nežino. Taip, jisai nepastebėjo, nes jisai telefonų žinutę rašė. Už kur jūs žinot? Sakė. Ai, po to jau buvot pasikalbėt. O pats vaizdas koks buvo? Baisus. Jūs šalia sėdėjot? Taip. Mes važiavom iš Melnragės ir žiūrim, tą mašiną atvažiuoja nuo miesto ir
tiesiai tą stulpą. Tiesiog matom, kai jisai važiuoja į stulpą. Ir tą stulpą numušė ir tiesiai mum į mašiną trenkėsi. Automobilio Honda Accord vairuotojui Tautvydui, turinčiam 4 metų vairavimo stažą, surašytas protokolas už sukeltą avariją, per kurią apgadintas svetimas turtas. Na, tie mobiliojo ryšio telefonai yra mūsų civilizacijos progreso dalis. Tačiau sako, geriau vairuojant žinučių nerašinėti. Ir dar sako, kad vairuojant į merginas irgi negerai žvalgytis. Nesako, kad trikdo. Na, mes nežinome, bet ir mobiliojo ryšio telefonai yra gėris, o pavasarinės merginos gėris yra taip pat. Debreceno gatvėje vienos mokyklos aikštelėje susidūrė 2 automobiliai – Subaru ir taksi. Abu incidentų dalyviai laukė kelių policijos patrulių, įdančiai paaiškintų, kas čia buvo. O kol patruliai atvažiuos, mes nieko nelaukdami pradėjome savo tyrimą. Aš važiavau, jis neprasisuko ir, nepravažiavo ir viskas. Jūs atbulas važiavo? Ne, aš neatbulas. O kaip buvo? Aš važiavau, paleidau žmogų ir sukausi, o jis pralys norėjo. Tai abudu judėjo tuo metu, ar ne? Abudu judėjo. Bet jūs ne atbulas judėjo? Bet jūs tuo metu irgi važiavote? Sustojot? Ir jūs stovintį važiavo? Taip, aš pamačiau, kad jis pradėjo judėti, aš sustojau ir užšau. Taigi Subaru vairuotojas sako, kad jis jau buvo sustojęs, kai įvažiuota jo automobilio duris. O kelių policijos pareigūnas iš karto paaiškino, kaip čia vyko ta avarija ir kas dėl to kaltas. Pyk, nepyk, kokia dešinė. Pyk, nepyk. Logiška, jau paprastai taip šneka. Jeigu pats važiuotum ir jisai į patį važiuotum, tada be kalbų. Jisai turi praleisti ir atliukas iš dešinės. Bet dabar mano vidury mašina ir... Taksi vairuotojas išklausęs paskaitą sutiko, kad gal jis neteisus. Neteisus, kad nepamatė Subaru. Ir kita istorija iš kiemo. Istorija apie tai, kad nereikia pasitikėti televiziją, nes ji kartais rodo ne tai, ką reikia. Didelis Nissan Pathfinderis Klaipėdoje Kareivinių gatvėje buvo stumiamas atbulas ir užkliuvo už pravažiuojančio Audi A6. Šio vairuotojui buvo kilęs įtarimas, kad gal Pathfinderio vairuotojas yra neblaivus. Jūs džipą vairavot? Taip. Taip? Taip. Blaivus esat? Paklausiau? Ne, aš mačiau, jis įsisuko, aš iš tos pusės atvažiuoju, bet jis atgal iš karto, bet sak, Jūs matėt, kurį manevrą jo? Ne, jau įsisuko čia, įsisuko įvažiavo, o aš jau važiuoju čia ir jis atbulas. Supratau. Tai įsisuko, tai reikėjo pabūti ten gal? Nu jo, bet kamera rodė, kad tuščias ir prasideda jau pukšt ir viskas. Nieko net necyptelė? Ne, kamera rodo tik, kad čia yra. Iš tos pusės nematyti. Technologijos nieko gero, ir nepadėjo jums, matot. Kai atvažiuos policija, darbo gaus alkoholio matuoklis, kuris labai nepersidirbo, parodęs, kad per abu vairuotojus yra surinkti 6 nuliai. Tad istorija baigėsi eismo įvykių deklaracijų pildymu, primenant, kad televizijos kameros įrengtos didelio visureigio gale nerodo tų, kurie čia privažiuoja netikėtai iš pasalų. Pirmadienio pavakarę Klaipėdos rajone kelyje Veiviržėnai Daukšaičiai netoli pastarojo kaimelio Kvieturgių lauke sudužo automobilis Ford Fiesta. Vairuotojas rastas iškritęs už 10 metrų nuo mašinos, o tai reiškia, kad Klaipėdos rajono gyventojas važiavo be diržų. Čia. Bet jisai čia iškrito iš mašinos ir gulėjo. Kiek čia metrų? Šičia jisai gulėjo. Kiek gulėjo, bet čia parskrido. O taip pat, normaliai. Nuo 23 metų vairuotojas sklido alkoholio kvapas, vėliau girtumas patvirtintas ir ligoninėje, kurioje diagnozuota, kad per avariją jaunas vyras patyrė politraumą ir jis atsidūrė reanimacijos skyriuje. Vyriškis vingiuotame kelyje išvažiavo priešingą eismo juostą, kabino kelkraštį, šonu grįžo savo pusę, nuskrido nuo kelio sankasos ir Kvieturgių lauke vertėsi mažiausiai 3 kartus. Pagal mašinoje rastus dokumentus mašina ne jo, vienos merginos vardu registruota, kitos merginos vardu apdrausta, žodžiu, niekada vairuotojo pažymėjimo neturėjusio vairuotojo pasveikus laukia dideli nemalonumai ir dėl savo sveikatos, ir dėl svetimo turto. O dabar lengvai iki pertraukos pasižiūrėkime, ką mums prifilmavo vokietis Klausas, reido draugas ir saugaus eismo puoselėtojas. Tai Klausas klausia, ar žinote, kas yra multitaskingas? Nežinote? Tai atsakymas būtų toks. Blondinė, važiuojanti atbula ir dar kalbanti telefonu. Klausas primena, kad prasidėjo motociklininkų sezonas, bet tai yra dviratė transporto priemonė, o ne vienratė.
Rally monstras su visureigiu per šonus pavaro visiems per eismo juostas įvairias, taip pat ir keleivinio transporto. Atsirado mat keleivinis autobusas. O tas tai geras, to jau šaus iš vietos pedalą iki bolšenį mahų nuspaudęs, bet tai kur nulėkė? Tik iki posūkio į parduotuvę. Geras lenktynininkas, perkaitusi galva. Pabraižius naujas linijas Baltijos ir Šilutės žiedinėje sankryžoje toks bardakas tikimasi baigsis. Link Debreceno gatvės galima važiuoti, o ne aplink žiedą, kaip džipas daro. O čia Renault vairuotojas pavaro kaip koks BMW driveris garsus. Ir net ne skydaiveris, o driveris. Nenustepkim, kad vokietis Klausas apakęs yra nuo mūsų vairavimo kultūros. Ir kaip neapaksi, kai prieš jo akis įvyksta tokie dalykai, kai apsisukama prieš eismą, nors tikrasis apsisukimas yra už 50 metrų. Pone, stabtelkit, parodykit komisarui numerėlius. Tvarka, galite važiuoti toliau. Dabar reklaminė pauzė, o po jos toliau laidoje matysite. Štai tai besimėtančių automobilių galima rasti Kairių poligono miškose. Net 7 mėnesius vairuojanti mergina taranavo automobilį BMW ir vaizdo registratoriai tampa neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Tiesa yra tai, kad mes vyrai labiau už viską mylime laisvę ir krepšinį. Moterys, jų aš iki šiol nesuprantu. Bet vieną žinau tiksliai, be jų gyventi mes negalime. Kaip ir be tų akimirkų, kai jų nėra. Užsisakyk Baltikum skaitmeninę tik už pusę kainos. Ir žiūrėk tai, kas tau svarbiausia. Skaitmeninės TV įrangą pasiūlysime tik už 1 litą. Baltikum skaitmeninė. Pramogos tikriems vyrams. Aš jau pasirinkau. O tu? Visa reklama, visi anonsai, nuo mes dabar rodome tai, ką žadėjome iki jos. Pirmadienį popiet Kretingoje ant geležinkelio bėgių tarp Kapinių pervažos ir Palangos viaduko partrenktas prekinio traukinio žuvo vyras, kuris manoma buvo neblaivus, nes prieš pat atvažiuojant sąstatui jis virduliavo šalia bėgių, kol galiausiai griuvo po traukiniu. 52 metų netolimos Šventosios gatvės gyventojas žuvo iš karto. Traukinys tempęs 65 tuščius vagonus iš Klaipėdos vyko į Radviliškį. Šilumvežio mašinistas vėliau pareigūnams pasakos, kad ta pačia kryptimi dešinę pusę žingsniavo ir vyriškis. Matydamas, kad jis virduliuoja, mašinistas, perspėdamas apie pavojų, paspaudė garsinį signalą, tačiau pėstysis, užuot pasitraukdamas į šalį, neišlaikęs pusiausvyros, krito ant bėgių. Traukinys sustojo maždaug už 300 metrų nuo tos vietos, kur liko gulėti kūnas. Šioje vietoje tai ne pirma panaši nelaimė, kur žmonės įpratę kirsti bėgius, trumpindami kelią į Akmenos sodus, vaikai į mokyklą. Ką čia ši vieta? Visa Kretinga tarsi apsista nelaimėmis geležinkelio ruožuose. Vieni žūsta per neapdairumą, kiti suveda sąskaitas su gyvenimu. Sako, šioje vietoje reiktų pastatyti tvorą, kad žmonės nevaikščiotų per bėgius. Baikit, jie tą tvorą perlips arba pasidarys joje skylę. Antradienį Kairių poligono miške rastas automobilis Mercedes-Benz Vito, su kuriuo važiuota žvyrkeliu, išvažiuota į priešingą eismo pusę, praskrieta šalia medžio ir užstrigta krūmuose. Velniai žino, kiek čia tas automobilis krūmuose tupėjo, tačiau sako, kad rytą jo čia dar nebuvo. Ryte nebuvo, aš čia važiavau tą pusę. Ryte nebuvo? Nes jau čia jisai apmusėjęs, jau čia musės jau puola į neaišku kaip. 11 valandą aš maždaug važiavau į tą pusę. Tuščia buvo. Būč pastebėjai. Dabar 9 vakaro ir nieks nieko. Nu, o tai ką, nieks jų neieško? Prieš pusvalandį pro šalį važiavęs jaunuolis su mergina sakė, kad matė šalia automobilio žmogų ir gal net ne vieną. Ta pusę mes nuvažiavom, ten biškį pasivaikščiom, grįžom ir... Ir vairuotojas buvo? Nu, aš mačiau, kad durys buvo pradarytos. Aha, bet tai nieko nepastebėjo daugiau, kad jisai... Ne, mačiau, kad durys buvo pradarytos. Mes nuėjom į tą galą, pasivaikščiom, grįžom. Klausyk, o dabar jeigu ne apie avariją... Dar automobilių buvo. Jo, o jeigu dabar ne apie avariją kalbėti, yra ten kur pavaikščiot? Tenai? Jo. Ir pasivaikščiot kur. Su merginom. Taip. Juokas juokais, o krovininiai automobiliai su brangiais instrumentais neturėtų mėtytis pamiškėse. Kviečiam policiją. Kai atvyks pareigūnai, Mercedese bus rasta gražios muzikos plokštelių. O kokią muziką klausosi? Svita, Zbornik.
Русские песни. Ага, supratau, Sibirskая язва, Интер-сборник. Normaliai. Taip pat rastas ir be paliovos skambėjęs mobiliojo ryšio telefonas. Klausom. Ne, čia nedainius, čia kelių policija klauso dėmesio. O ką čia skambina? Čia yra Klaipėdos kelių policija, kalba su jumis specialistas Artūras Burman. O dainius kas bus jums? O jisai su ko važinėjasi, su mašina gal jūs? Visko rasta, tik vairuotojo ir įsilaužimo žymių tai ne. Nepatikėsit, tačiau naktį policijoje pasirodė blaivus šio mikroautobuso vairuotojo brolis, kuris pūtė miglą pareigūnams į akis. O kai buvo surašytas protokolas už pasišalinimą iš įvykio vietos ir jis sužinojo, kas jo laukia, kažkaip persigalvojo ir pradėjo suokti, kad gal ne jis vairavo, gal tikrai ne jis. Tačiau buvo vėlu. Dabar brolio pasakas klausys teisėjas. Tuo pačiu metu Klaipėdoje Šturmanų gatvėje daili mergaitė, vairuojanti mašinas net 7 mėnesius, apsižioplino ir išvažiuodama iš automobilių stovėjimo aikštelės užkliuvo už automobilio BMW. O tai tau tas gal užstojo matomumą? Užstojo? Ir lindai? Nemačiau ir aš, tiesiog. Tiesiog? Nu ką padarysi? Kaip man reikėjo važiuoti? Tai teisingai, nieko nepadarysi. Svarbu, kad esi neligoninė, viskas yra tvarkoje. BMW po smūgio pakeitė važiavimo kryptį ir kliudė prie šaligatvio stovinčio automobilio rato gaubtą. Bet supratingas gyventojas incidento dalyviams pretenzijų neturėjo, jos tiesiog buvo nebrangiai nupirktos ir beliko pildyti eismo įvykių deklaracijas tarp 2 avarijos dalyvių – Toyotos ir BMW vairuotojų. O čia reido reporterio Lino darbelis iš antrosios lietuvių tėvynės – Norvegijos Sandneso miesto. Netrukus pamatysite, kaip prie antrojo šviesoforo Linas yra nepraleidžiamas iš šalutinio kelio atvažiuojančio automobilio. Garantuotai šitą mašiną vairavo lietuvis, nes norvegai netokie. Štai žiūrėkite, prie kitos pėsčiųjų perėjos norvegas ranką pakels, pamos ir padėkos. Klaipėda, Herkaus Manto gatvė, Vidukas Dariaus ir Girėno gatvėje, Mokyklos gatvės tiltas ir ne vieno posūkio. Ta prasme, o kodėl BMW vairuotojas neturi rodyti posūkio signalo ir taip teršdamas geros automobilių markės vardą? Ką? Kodėl? Dėl tokio paprasto dalyko, kaip posūkio nerodymas, gali būti nubaustas nemaža pinigų suma. Nebuvai policijos duomenų bazėje, tai dabar būsi. Priminame, kad daugelį Taikos prospektų vietų, daugelį sankryžų su šiuo prospektu dingo medinės ir metalinės lentelės su rodiklėmis į dešinę. Tai šio Chryslerio vairuotojas žino, stovi, laukia, kol teigiamas šviesoforo signalas susidegs. Tačiau jam trūko kantrybė ir jis pavarė degant raudonam šviesoforo signalui į dešinę. O čia paklydėlio pavairavimas tame pačiame Taikos prospekte, kai žmogus posūkyje išklysta iš savo eismo juostos negrabiai ir negražiai. Kelio atkarpoje tarp Vidmantų ir Kretingos toks vaizdas yra įprastas, kai yra lenkiama per dvigubas ištisinės linijas, nepaisant kelio ženklų, kad priekyje sankryža ir taip toliau ir panašiai. GDM 771. Tai buvo valstybiniai numeriai. O priekyje varo Volkswagenas, kurio valstybiniai numeriai AHD 202. Be šviesų nesusidega stabdžiai. Matote? Tai ne šviesos. Tai ne švieselės, super varo, užvarė į Agnės kalną be posūkių ir galiausiai pavaro per dvigubą ištisinę liniją prieš eismą į parduotuvės aikštelę. Komisarui labai įdomus šis vairuotojas pasirodė. Labai. O čia mūsų šalies sostinė. Dažniausiai tai būna Vilnius. Reido reporteris Varškė atsiuntė itin įžūlų lenkimą į Tauro kalną. Be posūkių. Mašina brangi, tai negi dabar smulkinsis su tais posūkis. CFO 272. Kelėdui Laikiškėnai pasimaišo mums geležinkelio bėgiai. Kartais prie jo yra kelio ženklas stop ir apskritai lenkti prieš bėgius yra draudžiama. Tai ne, pavarė džigitas ir be stopo ir dar lenkė prieš bėgius. 6 Mazdos vairuotojas kitą kartą gavęs į kairį šoną lai nepyksta, nes pats kaltas, kad varo aplink Žardė žiedą. Pirma juosta, iš kurios galima sukti tik link Smiltelės gatvės. O čia apvažiavus pagal eismo taisyklės Žardė žiedą atsiduri Taikos prospekte. Mūsų reporteriui pravardę Bulterjeras pavyksta išsisukti negavus iš šono nuo piliečio, kuris taip rizikingai pabandė apsisukti. Toliau tame pačiame Taikos prospekte automobilis nesuvaldomas prie stopo ir galiausiai važiuoti keleivinio transporto eismo juostą yra tiesiog nepadaru. Netrukus pamatysite vaizdą, kad nesupranti, kur reikia žiūrėti, ką reikia galvoti ir ką reikia daryti vairuojant, kad štai šitaip šautų maklai iš šalutinės Kalndupės gatvės į Minijos gatvę vos katastrofas nesukeldamas. Pasisekė durniui, ne kitaip. Būtų žmonės sužeidęs, būtų reikalų prisivyręs. Ir pabaigai istorija apie tai, kad net nerūkančio kolegos automobilis gali supleškėti pats, staiga taip užsimanęs padaryti.
Atvažiuoji kartą į darbą, o iš jo turi grįžti pėsčias. Netvarka. Gerai, kad tai vyko Baltikum televizijos kieme. Tai 16 žmonių su gesintuvais į kiemą išlėkė, bet geriausiai tai tos darbus atlieka ugniagesiai gelbėtojai, tai išsikvietė ir juos. Tai buvo viskas, pasimatome kitą antradienį 15 minučių po 8 valandos vakaro Baltikum televizijos eteryje. O jūs galvojat, kur kitur? Pamilau tave iš karto, kai pirmą kartą pamačiau. Man širdį perverė be kardo ir privertė ją degt karščiau. Tu ne miražas ir ne vizija, tu mūsų skaitmeninė televizija. Baltikum skaitmeninė. Pramogos visai šeimai.